Na kągi, bėgikai trasoje jau yra 20 minučių 24 sekundės. Laikrodis yra štai čia prie finišo linijos. Primenu, jog kol kas iki šiol geriausias rezultatas buvo tarp vyrų 23 minutės 46 sekundės. Ir mes turime informacijos, kad jau yra žmonių, kurie kirto vasaros estradą, kurie bėgo nuo Girulių televizijos bokšto. Tai labai, manau, ilgai jau nereikės laukti, kol mes galėsime sveikinti pirmuosius finišuojančius. Tai visų labai prašome sutikti visus, ne tik tai pirmus atbėgusius, bet visus šiltai su emocija, palaikymu, jeigu norit ir dainom, plojimais, kad žmonės pajaustų, kad mes tikrai džiaugiamės jais ir laukiame, kad jie yra tie, kurie šiandien įprasmina savo bėgimu visą tai, ką mes patys jaučiame kiekvienas širdyje. Primenu, kad sausio 13 Laisvės gynėjų diena, kai prisimename 1991 sausio įvykius ir žmonės apgynusius Lietuvos nepriklausomybę. Kaip žinia, Klaipėdoje tuo metu aukų buvo išvengta, tačiau Vilniuje žuvo klaipėdietis Rimantas Juknevičius, kuris yra tapęs mūsų miesto laisvės simboliu. Praėjus 35 metams šią dieną minime su pagarba, vienybė ir dėkingumu laisvės gynėjams. Nuo lemtingųjų dienų praėjo 35 metai, tad mes visi kartu gražiai ir patriotiškai minime šią svarbę sukaktį. Šis bėgimas jau yra tapęs tradiciniu. Nevyko tik tai vieną kartą, pandemijos metu, ir jis yra 25-asis šiemet jubiliejinis Laisvės gynėjų dienos. Dalyvių yra iš Klaipėdos, taip pat yra iš Klaipėdos rajono, Palangos, Kretingos, Gargždų, Šilutės, Plungės, Kauno, Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio ir daugelio kitų Lietuvos miestų bei miestelių. Tolimiausias dalyvis į renginį atvyko net iš Ignalinos. Ypač džiugu, kad į šį bėgimą atvyko ir lietuviai gyvenantys užsienyje. Tai yra žmonės, kurie šiuo metu gyvena, tačiau atvyko sudalyvauti čia Klaipėdoje organizuojamame bėgime iš Jungtinės karalystės, iš Vokietijos, iš Švedijos ir iš Latvijos. Tai dar kartą įrodo, jog meilė Lietuvai ir laisvės atmintis neturi sienų. Jau praėjo 23 minutės, beveik 24 minutės nuo starto prie Girulių televizijos bokšto ir mes laukiame pirmųjų bėgikų finišuojančių čia finišo linijoje. Kiekvienas finišuojantis gaus atminimo medalius, o apdovanojimai bus skirti 8 km distancijoje 6 greičiausiams vyrams ir 6 moterims. Jie bus apdovanoti taurėmis ir partnerių įsteigtais prizais. 3 km distancijoje bus apdovanoti 3 greičiausiai atbėgę vyrai ir 3 greičiausios moteris. Jie taip pat apdovanojami taurėmis ir partnerių įsteigtais prizais. Ir tik prieš keletą akimirkų startavo trumposios distancijos dalyviai 3 km nuo vasaros estrados. Tai iš pradžių mes tikrai sutiksime tuos dalyvius, kurie bėga 8 km. Na ir vėliau prie jų jau matysime 3 km distancijos bėgikus. Ir minėjau, labai svarbu jūsų palaikymas šio bėgimo dalyviams. Žmonės, kurie šiuo metu esate trasoje, ypatingai prie karinės technikos, kiek įmanoma arčiau gatvės krašto atsistokite, kad netrukdytumėte
bėgikams sėkmingai finišuoti, kad jie nesusidurtų su kliūtimis. Suaugusiai prašome irgi prižiūrėti savo vaikus, paprašyti, kad jie nebūtų trasoje. Stebėkime viską iš trasos šonų, sukurdami gyvą žmonių koridorių. Taip suteiksime bėgikam ne tik šilumos, nors aš manau, jiems jos netrūksta, kadangi aktyvus bėgimas, kūnas generuoja šilumą, tai sutiksime juos tiesiog savo šiltomis šypsenomis, plojimais, šūksniais ir palaikymu. Manau, kad tikrai liko laukti nedaug ir galėsime džiaugtis pirmaisiais finišuojančiais. Kas nežino, tai noriu priminti, jog šį bėgimą organizuoja Klaipėdos miesto savivaldybė ir Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla. Taip pat norime padėkoti šio bėgimo bičiuliams, rėmėjams Nike sporto prekių parduotuvėje teamsport.lt, Ford centrui Klaipėdoje, Akviliai, Akropoliui, bendroviai Klaipėdos paslaugos už suteiktą paramą ir pagalbą organizuojant renginį. Taip pat norime padėkoti informaciniams rėmėjams, kad pasirūpino, na ir aišku dar pasirūpins šio renginio sklaida. Tai naujienų portalas Klaipėda aš su tavimi, naujienų portalas Vakarų Ekspresas, naujienų portalas sportas24.lt bei radio stotis Lalūna. Ir štai mes matome pirmuosius bėgikus, kurie sėkmingai įveikė 8 km distanciją ir tai yra Simutis. Ponas Simutis pirmasis finišuoja. Sveikinimai jam, numeris 1082. Kaip jaučiatės? Oi, puikiai. Graži barzda apširkšnijus, netrūksta šalčio. Tikrai netrūko. Kokia kova, žiūrėkit. Taip, žiūrim, palaikom bėgikus, numeris 1194 ir 1205. Tai yra prizininkų trejetas. Dar vienas dalyvis, sveikinam, atbėgus šaunuoliai. Labai gerai. Džiaugiamės, kad sėkmingai pavyko įveikti šią distanciją ir tikrai jūs esate šio bėgimo herojai, kaip ir visi čia dalyvaujantis ir bėgantis. Nepaisant to, 8 km ar 3, jūs esate puikus žmonės, kurie dalyvaujate, bėgate ir taip įprasminate šią sukaktį, kurią minime visoje Lietuvoje. Ar dar su jumis kas nors išbėgo, nes kol kas tik tai jūs atbėgot? Laukiam, iš tikrųjų laukiam. Miškas didelis, labai gražus, tai fantastinė trasa ir kiek gražių žmonių. Pasitinkam dar vieną bėgiką, kuris sėkmingai veikia trasą, numeris 1189. Tikrai smagu matyti jūsų veidus, kurie tiesiog šviečia ne tik gerumu, bet ir štai dar vienas bėgikas, kuris nusipelno jūsų aplodismentų ir palaikymo. Bravo, sveikinam. Sveiki gyvi. Sveiki. Kaip nuotaikos? Buvo labai sunku. Ne tie batai, nepratęs. Prie trailo bato. Visiškai greičio nebuvo. Ką treniravomės? Greičio, tikėjomės greitai bėgti. Greitai nepavyko, nugalėjo, ištvermė. Šaunuolis, bravo, sveikinam. Pasitinkame dar tikrai, galima sakyti, pirmuosius bėgikus, kurie puikiai susidorojo su 8 km distancija. Nuotaika puikiai. Lietuva ant marškinėlių ir mūsų visų palaikymas. Taip, štai ir numeris 852. Bravo, sveikinam, šaunuoliai. Dar vienas dalyvis kerta finišo liniją, jam taip pat duokit meilės ir šilumos. Kaip jaučiatės? Labai gerai, iš kur esat?
sakot? Iš kur esat? Iš Klaipėdos. Iš Klaipėdos. Ar dažnai tenka lakstyti tokius atstumus? Pakartokit. Ar dažnai tenka lakstyti tokius atstumus? 8 neilgesnius. Ilgesnius. Greitas. Per lėtas, per trumpas? Jo. Supratau, per greitas. Gerai, laukiam ir kitų. Taip, mes matome puikiai nusiteikusius žmonės, kurie čia sutinka ir tuos, kurie finišuoja. Visi yra tikrai ne tik tai geri žmonės, bet ir piliečiai. Sveikinam finišavus, taip, ir turime dar vieną grupelę žmonių, kurie netrukus skirs finišo liniją. Juos taip pat pasitikime, pasveikinkime po 8 km bėgimo. Pagaliau jie finišuoja. Sveikinam. Štai, spurtas ties finišo linija. Bravo, šaunuoliai. Štai, kokia grupė, graži grupė finišuoja. Numeris 726, 937, 1006, taip ir štai, kaip gražiai, beveik kartu. Ir kviečiame dalyvius pasiimti medalius, atminimo medalius, kurie skirti prisiminimui apie būtent šį 25-ąjį Laisvės gynėjų dienos bėgimą. Taip, matau dar vieną grupę bėgikų, kurie artėja link finišo. Tai, mėlyje, jūs žinote, ką reikia daryti, ne tik filmuoti, fotografuoti, bet ir duoti truputėlį garso, kad mes tikrai esame ne tik tam, kad žiūrėtume, bet ir sutiktume bei palaikytume. Šaunuoliai, labai gerai. Sveikinam įveikus saugiai šią distanciją. Ir dar dalyviai, ir jų šiandien bus daug, kadangi, kaip ir minėjau, šiemet rekordinis dalyvių skaičius dalyvauja Laisvės gynėjų dienos pagerbimo bėgime. Štai ir numeris 738. Bravo, sveikinam. Mėly bičiuliai, kur jūsų plojimai? Štai, taip, žmogus džiaugiasi ne tik finišu, bet ir tokiu sutikimu. Taip. Ir dar keletas bėgikų. Plojimai, 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 šūksniai. Sveikinam sugrįžus į finišą. Štai. Na, dabar jau be perstojo. Visi bėgs, bėgs ir bėgs. Šaunuoliai. Sveiki sugrįžę, sveiki, mes jūsų labai laukiam. Jūsų plojimai! Pažiūrėkit, kiek energijos! Moteris 1169 numeris. Kokie įspūdžiai? Puikus. Sakykit, kaip oras bėgimui? Nuostabus. Geresnių būt negaliu. Geresnio ir būt negaliu. Ar labai pavargus jaučiatės? Šiek tiek. Ką palinkėtumėt visiems tiems, kurie šiuo metu stebi, kai jūs finišuojat? Palaikymo. Palaikymo, labai geras palinkėjimas. Taip, tai mes tikrai žinom, ką reikia daryti. Palaikyti visus tuos, kurie dalyvauja tiek 8 km distancijos bėgime, tiek ir 3 km. Visi yra laukiami. Šaunuoliai, taip, palaikom, palaikom, palaikom. Bravo. Taip, ir jeigu finišaut į šonelį, jeigu galima truputėlį, kad būtų vietos, kur kitiem finišuoti, prašom visus čia, ten medaliai jūsų laukia. Taip, žmonių vis daugėja ir daugėja čia prie finišo linijos. Palaikom, mylėjai. Sveikinam, sveikinam sėkmingai veikus. Distancijas tiek 8, tiek 3. Štai turime ir jaunų bėgikų, labai jaunų. Plojimai ir jiem. Bravo, šaunuolis. Jei jis turėtų žemėje namus, gal mums
Nepavarkit ploti, jie nepavarksta bėgti, mes nepavarkstam jų sutikti. Ar mums reikėtų nusiaut batus, ar mus visus? Taip, jūs jau finiše! Sveikinam! Štai kokia didelė grupė bėgikų finišuoja. Sveikinam kiekvieną iš jų. Taip, jūs tai padarėt, jūs tai įveikėt. Tikrai labai smagu visus jūs čia matyti. Jeigu galima, truputėlį į šitą pusę pasisukam, kad daugiau liktų vietos finišuojantiem. Štai, žiūrėkit, koks sprintas. Prieš pat finišą, šaunuoliai, sveikinam. Nepavarksta, mėly bičiuliai, žiūrovai. Pažiūrėkit, kas vyksta trasoje, tegul būna tas karštis ir už trasos ribų. Jūsų ovacijos tikrai labai svarbios šią akimirką kiekvienam finišo liniją kertančiam dalyviui. Bet Dievui negimė dukra. Deja. Štai, įvairiausio amžiaus žmonės gali dalyvauti šiame bėgime. Na, kaip ir sakiau, kuo toliau, tuo jų daugiau. Dar kartelį ovacijų finišuojantiem. Šaunuoliai, labai gerai, bravo. Jei Dievui būtų gimusi dukra, kokia spalva. Štai, pažiūrėkit, kokia graži žmonių minia. Kokiu žvilgsniu jis palydėtų ją, lygiais laukais ir palaidais plaukais. Daug bėgikų, gražu žiūrėti ir būti dalimi viso to, kas čia vyksta. Kviečiame prisijungti bent jau ovacijomis prie visų šitų žmonių, kurie puikiai finišuoja. Šiltai sutikti juos aplodismentais, palaikymo šūksniais, ovacijomis. Taip, pažiūrėkit, jų čia daug ir mūsų vis daugėja, vis daugėja. Bravo, šaunuoliai, labai gerai prabėgote ir sėkmingai įveikėte trasą. Bravo. Ir su trispalvėm, ir su kita lietuviška atribuktika. Štai. Ir kariškiai. Sutinkam, šiltai. Bravo, šaunuoliai. Plojimų šitai grupiai. Bravo. Man atrodo, bėgikų kolona yra nusitriekusi per visą Herkaus Manto gatvę. Ir čia yra galutinė stotelė, finišas. Wow, didelė grupė, daug plojimo, aplodismentų ir palaikymo šūksnių. Sveiki. Štai, kiek jaunimo. Bravo, šaunuoliai, sveikiname veikus distanciją. Praeikit. Štai kiek jų daug. Sveiki, bravo. Praeikit į priekį, tenai dar praeikit. Štai Klaipėdos futbolo mokykla sėkmingai finišuoja. Labai gerai. Plojimai, mėly bičiuliai, kurie žiūrite. Jūsų palaikymas
ypatingai svarbus visiems tiems, kurie bėga. Viską darome vieningai. Bėgikai, kurie jau finišavote, praeikite gilin link Klaipėdos savivaldybės automobilių stovėjimo aikštelės, kad neužsikimštų finišo vieta, kadangi dar nemaža grupė žmonių finišuos. Štai, taip, kokios emocijos, kokios akimirkos. Žiūrovai, jūsų palaikymas! Praeinam į kairę, čia praeinam visi, neužkimškime finišo linijos taško. Jūsų daug, išnaudokime visą čia esančią vietą. Oi, ir su šuniukais, labai gerai, linksmai. Bėgikai, praeikite į kairę pusę, finišuojat ir į kairę pusę. Plojimai, dar viena grupė, skautai. Lietuvos skautai. Sveikinam visus finišuojančius. Bėgikai, kurie finišavo, praeikit už finišo linijos iš karto į kairę pusę, kad liktų vietos jūsų bičiuliam, kurie dar tik tai finišuoja. Štai kokie amerikietiško futbolo bėgikai. Plojimai ir jiem. Sveikinam visus finišuojančius plojimais, aplodismentais ir ovacijomis. Nepavarkis ploti! Štai, taip, kuo daugiau, tuo linksmiau. Čia darosi prie finišo linijos, žmonių su gera nuotaika vis daugėja ir daugėja. Visi praeikite, kurie finišavote į kairę pusę, jūsų ten laukia medaliai, karšta arbata ir po to be jokios abejonės apdovanojimų ceremonija, kai jau visi finišuos. Praeinam visi gilin į link automobilių stovėjimo aikštelės. Štai, didelis žmonių būrys ir mūsų dideli plojimai. Ovacijos bei šūksniai. Tie, kurie finišavot, praeikit gilin link automobilių stovėjimo aikštelės, kad būtų kuo daugiau vietos finišuojantiem. Jūsų ten laukia atminimo medaliai. Arbata. Štai, pamojuojam, paplojam ir pasidžiaugiam šiais žmonėmis. Didelė trispalvė jų rankose, simbolinis bėgimas, svarbi misija. Svarbiausia ir be jokios abejonės žmonių emocija. Džiaugiamės, kad kiekvienas iš jūsų saugiai ir sėkmingai įveikėte šią distanciją. Na ir tų emocijų, aš manau, užteks visam sausiui. Žiūrovai, jūsų aplodismentai, ovacijos ir palaikymai. Praeinam bėgikai, praeinam gilin į kairę. Labas, kuo tu vardu? Ąžuolas. Ąžuolai, kiek tau metų? 11. 11. Kiek tu kilometrų bėgai? 3. Nepavargai? Pavargau. Pavargai, bet tu šaunuolis, bravo, plojimai Ąžuolui! Tie, kurie finišavo, praeinam gilin, praeinam gilin ir sukam kairėn. Praeinam savo komandos draugų, bičiulių. O, ugniagesiai, plojimai jiem! Bravo!
Pagaliau nors vieną kartą su tokia apranga ne karšta, ar ne? Gerai, šaunuoliai, visi labai draugiškai, sėkmingai ir vieningai finišuoja. Ir bėgikų kolona nesibaigia. Jūsų sveikinimo šūksniai, mėly bičiuliai, jie vis dar finišuoja. Norime ypatingai padėkoti ir išreikšti paramą mūsų renginio partneriams. Tai yra Lietuvos didžiojo kunigaikščio Būdygėčio dragūnų batalionui, Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulai ir karinėms jūrų pajėgoms, Klaipėdos apskrities vyriausiam policijos komisariatui, Kultūros centrų žvejų rūmai, Klaipėdos keleiviniam transportui, Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybai. Na kągi, tikrai linksma čia, ties finišo linija. Mėly dalyviai, kurie finišavote, irkitės po truputėlį link kairės pusės. Labas, kuo tu vardu? Tomas. Tomai, kaip jautiesi? Gerai. O kaip sugalvojai bėgti? Palaikyti. O pats nusprendė ir kažkas pakvietė? Ne pats norėjau. Pats norėjai, šaunuolis, kiek tau metų? 8. 8. Ar čia pirmas tavo bėgimas? 2. Pernai irgi bėgai? Taip. Šaunuolis, plojimai įdomui, 8 metai, 3 kilometrai turbūt, ar ne buvo distancija? Gerai, lauksim ir kitais metais. Tamsa, kaip jaučiatės? Ačiū gerai. Ko vardu esat? Irmantas. Iš kur esat? Garždai. Iš Gargždų. Pirmą kartą bėgat dalyvaujat čia? Ne. Kiek kartų jau buvot? 2-3. 2-3. Kaip šiandien orelis? Super. Super, ne? Gerai, vėjo nėra, šaltis pats tas. Už akrilinį pavarėm. Taip, teisingai, šaunuolis, sveikinam finišavus. Labai gerai. Op. Kuo toliau, tuo daugiau čia pas mus finišuojančių žmonių. Bėgikai, kurie finišavot į priekį, praeinam visi į priekį, link laikomės kairės, ten jūsų laukia medaliai. Taip, turime, kaip ir sakiau, įvairiausių amžiaus bėgikų. Labas vakaras. Ko vardu esi? Serena. Iš kur tu esi? Iš Klaipėdos. Iš Klaipėdos. Kaip tau bėgimas? Sunkiai. Sunkiai, ne? Pirmą kartą dalyvauji? Pirma. Na, kiek kilometrų bėgai? Visus. Visus kilometrus. Ir 8, ir 3, ir jeigu reikės dar bėgsi. Jo. Gerai, atsipūsk, pailsėk, nueik atsigerk arbatos ir susitiksim, tikiuosi, kitais metais. Gerai, ačiū. Sveiki, sveikinam finišavus. Ačiū. Iš kur esat? Iš Pakruojo. Iš Pakruojo. Atbėgo tik Klaipėdą iš Pakruojo. Atvažiavot. Kaip bėgimas? Gerai, puikiai. Pirmą kartą dalyvaujat čia? Čia pirmą kartą, taip. Sakykit, kaip trasa? Gera. Ten negota truputį. Miške? Jo, bet buvom pasiruošę. Bet įspūdingai apšviesta, mačiau, buvo labai. Gerai apšviesta, jo. Labai gražu, labai gražu. Klaipėda iš vis puikiai pasipuošus, malonu. Pirmą kartą atvykom, geriausios emocijos. O, bravo, ačiū Jums labai, linkėjimai Pakruojui, ačiū, kad dalyvaujat, plojimai Pakruojui. Vis dar plūsta žmonės čia link finišo, paplokim jiems. Na kągi, matome, kad dar yra žmonių, kurie bėga. Ir tikrai labai smagu, kad jie sėkmingai bėga. Smagu, kad žiūrovai palaiko, pasitinka šūksniais, plojimais. O, kokia graži, čia gal šeimyna parbėga. Plojimai, numeris 576, už rankų susikybę, už laisvę, labai gerai.
Štai dalyviai mojuoja, žiūrovai irgi mojuoja. Visų nuotaika puikiai, vieninga, džiaugsminga, šventiška. Kitaip ir būti negali, kai švenčiam, minim tai, kas yra susiję su mūsų Lietuvos laisve. Sveikinam finišavus! Ačiū. Ko vardu esat? Galina. Iš kur esat? Iš Klaipėdos? Iš Klaipėdos. 3 kilometrus bėgot. Taip. Sakykit, ar pirmas čia jūsų bėgimas? Ne. Pirmas? Kasmet dalyvaujat? Beveik. Labai gerai, džiaugiamės. Sveikinam finišavus. Plojimai kariškiams, kurie taip pat sėkmingai finišuoja čia, šiame Laisvės gynėjų dienos bėgime, o jūsų ovacijos! Nesustojam, judam į priekį, judam ir į kairę. Noriu priminti, jog vaizdo medžiaga, nuotraukos, video bus skelbiama iš šio renginio Facebook paskyroje Klaipėdos sporto renginiai. Taip, kad galite jungtis, žiūrėti ir patys galite dalintis nuotraukomis bei video vaizdais iš šio renginio. Nepamirškite naudoti grotažymių Klaipėdos sporto renginiai arba bėgimas 2026. Sveikinam finišavus. Džiaugiamės kartu su jumis. Čia visi mes esantis laukiame kiekvieno iš jūsų. Pasitinkam žmonės, kurie puikiai nusiteikę finišuoja 8, o gal 3 kilometrų bėgimo distancijoje. Ir dar keletas dalyvių Laisvės gynėjų dienos bėgimo distanciją įveikiančių žmonių. Štai, su visais šeimos nariais, net ir keturkojais. Sveiki parvykę. Sveikinam, šaunuoliai. Plojimai, mėly bičiuliai, plojimai čia finišuojantiem ir dideliem ir mažiem. Bravo, šaunuoliai. Kas kaip gali, kas kaip nori, visi. Plojimai! Taip, sveiki. Kiekvienas esate mums labai svarbus, kurie finišuojat. Labas vakaras, sveiki sugrįžę į finišą. Kaip jaučiatės? Kokios nuotaikos? Labai geras. O kaip tau? Gera. Kiek tau metų? 5. 6, o tau? 8. 8, pirmą kartą bėgi? Ne. Ne pirmą kartą? Ne. Šaunuoliai, ką palinkėtumėt tie, kurie galbūt dar niekada nebėgo? Pabandykit, patiks. O ką palinkėtumėt tiem, kurie bėga? Ištvermės. Gerai, ačiū Jums labai, gražiai su šeimyna, džiaugiamės, kad dalyvaujat. Na kągi, aš esu prie bėgiko. Kiek jums tamsta yra metų? Kiek tamsta metų? 8. 80 metų. Ko vardu esat? Prašau, Ko vardu? Bronislavai. Bronislavai, iš kur esat? A, čia kaimyns Garš. Kaimynas, iš Gargždų. Bronislavai, 80 metų.
Ar pirmą kartą dalyvaujate šitame bėgime? Nu, nesąmonė. Beveik kiekviename. Kiek kilometrų bėgote? 8. 8. Būtų daugiau, bėgtumėt? Jo, Labai gerai, šaunuolis, brolys. apšilim. Čia tik apšilimas. Teisingai, kai tiek gyvenime esi nubėgęs, tai 8 kilometrai čia yra juokų darbas. Ką palinkėtumėt visiems tiems, kurie dar nebėga? Nu, labai gausiai šiemet jaunimą. Nu, jau gausiai tikrai. Nežinau, seniokų apie save nemačiau taip jau, bet šaunuoliai. Gerbė Lietuvą. Skaitos vis tolyn, vis į Lietuvą brangesnė atsirado. Gerai, plojimai Bronislavui, 80 metų! Bravo, sveikinam. Čia su visais dainavau, koks aš gražus ir laimingas. Skamba, oi skamba šilai, nuo mūsų laimės ir juoko. Jeigu kam liūdna labai, jūs būtinai atvažiuokite čia pas mus, nes mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįš, tad skubėkime džiaugtis. Vai prabėgs nebegrįš jos, mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Skubėkime džiaugtis, vai prabėgs nebegrįš jos, mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Iš visų žemės pusių, iš toliausių jos vietų, eikit broliai prie mūsų, sudainuosime Lietuvą. Eikit sesės išglostysim, tarsi mes gini nersime. Su pokšniais jos juoksimės ir su vėjais jos verksime. Taip dainuosim, kad keltusi. Mėly šventės dalyviai, noriu paprašyti nulipti nuo scenos visus tuos žmonės, kurie šiuo metu esate scenoje, nes visiškai netrukus mes pradėsime apdovanojimų ceremoniją. Po to galėsite dar nusifotografuoti po apdovanojimų ceremonijos. Ačiū Jums už supratingumą. Eikite į apačią, galėsite stebėti apdovanojimų ceremoniją, o po to be jokios abejonės galėsite ir pasifotografuoti. Kviečiame nusileisti nuo scenos, ne tik nuo scenos, bet ir nuo jos laiptų. Atlaisvinkit kelią, prašau. Partizanai poetai, tiek už šlovę giedojo,
Plojimai Lietuvos kariuomenės kariškiams. Didelė kariškių kolona. Plojimai jam. Kur jūsų šūksniai, žiūrovai? Ar tik tiek galima Lietuvos kariuomeniai? Jūsų audringas palaikymas ir ovacijos sutinkam Lietuvos kariuomenės kariškius, kurie čia sėkmingai taip pat finišuoja Laisvės gynėjų dienos bėgime. Pačiame gausiausiame per visą šio renginio organizavimo istoriją. Šie metai yra rekordiniai. Bemaž 1700 dalyvių ir 700 Lietuvos kariuomenės karių. Mėly bičiuliai, kariškių čia labai daug. Ar gali būti daug mūsų sutikimo ovacijų? Techninė informacija tiems žmonėms, kurie esate palikę savo daiktus autobusiuke, tai autobusiukas yra šios gatvės, žiūrint nuo finišo linijos gale. Prie prezo kepyklėlės yra autobusiukas su jūsų daiktais. Kam aktualu, tai galite rasti tenai tą autobusiuką, kuriame visas jūsų turtas ir laukia jūsų. Na, o čia aš matau tikrai ilgą kariškių koloną ir, mėly žiūrovai, nejaugi jūs jau pavargot, šventė dar nesibaigia. Kariškiai finišuoja čia Laisvės gynėjų dienai skirtame bėgime. Kol kas, man atrodo, kariškiai garsesni už žiūrovus. Žiūrovai, duokit garsų! Na kągi, ir finišuojant šio renginio dalyviams, kariškiams, mes periname į kitą šio renginio dalį, tai yra apdovanojimų ceremonija. Kaip minėjau, apdovanosime 8 km distancijoje 6 greičiausius vyrus ir 6 greičiausias moteris, na, o 3 km distancijoje 3 greičiausius vyrus ir 3 greičiausias moteris. Taip pat apdovanosime jauniausią ir vyriausią šio bėgimo dalyvius. Na štai, paskutinė grupė kariškių jau sėkmingai kirto finišo liniją. Labai gerai, kažkas tam puikiai palaikot, labai gerai. O taip, nuostabu, atskiri plojimai ir padėka jums. Bravo! Na kągi, o dabar, mėly bičiuliai, Lietuvos Laisvės dienos bėgimo apdovanojimų ceremonija. Na ir apdovanoti
bei įteikti taures ir prizus, noriu pakviesti Klaipėdos miesto merą, gerbiamą Arvydą Vaitkų. Labas vakaras. Pradėsime nuo 3 km distancijos moterų. Trečioji vieta ir į sceną kviečiame Aistę Ivanauskę. Kviečiame moterų 3 km trečiosios vietos laimėtoją Aistę Ivanauskę. Ji trasoje užtruko 12 minučių 27 sekundės. Gerbiamoji Aistė, jeigu esate tarp čia esančių žmonių, atsiliepkite, ateikite prie scenos. Aistė Ivanauskė. Jeigu esat, bent sušūkit, kad išgirstume jūs. Nesigirdi. Na, gal dar pasirodys Aistė. Taip pat norime į sceną pakviesti 3 km distancijos antrosios vietos laimėtoją Sofiją Pantu. Sofija Pantu. Antroji vieta. 11 minučių ir 51 sekundė. Jūsų plojimai Sofijai. Na ir pirmoji vieta 3 km distancijoje tarp moterų Nikoleta Pantu. 11 minučių 46 sekundės. Jūsų plojimai, atsargiai, jūsų plojimai. Gal atsirado Aistė Ivanauskė? Nėra. Na kągi, sveikinimai, nuotraukos atminčiai ir dar kartelį padovanokime aplodismentus šioms moterims. Tai yra Sofija Pantu bei Nikoleta Pantu. Antroji, pirmoji vietos. Jos yra šių metų 3 km bėgimo prizininkės. Ačiū Jums labai. Sveikinimai. 3 km distancija vyrų grupė. Trečioji vieta. Raidas Jastrumskis. 10 minučių 45 sekundės. Trečioji vieta. Antroji vieta. Dominikas Umantas. 10 minučių 39 sekundės. Ir pirmoji vieta, lygiai toks pats rezultatas, 10 minučių 39, tačiau fotofinišas parodė, kad šis žmogus pirmesnis kirto finišo liniją, tai yra Nojus Višniauskas. Plojimai, Nojus Višniauskas, 3 km vyrų grupės pirmosios vietos laimėtojas. Jūsų plojimai, ovacijos, nuotraukos. 3 km bėgimo distancijos prizininkai. Ačiū Jums labai. Sveikinimai dar kartelį. Džiaugiamės, kad dalyvaujate. Galite grįžti atgal į žiūrovų minią. 8 km distancija. Kaip ir minėjau, apdovanosime 6 greičiausius vyrus, 6 greičiausias moteris. Į sceną kviečiame 6 vieta, 8 km, moterų grupė Viltė Šokaitytė. 36 minutės 51 sekundė. Dovanos ir sveikinimai iš Klaipėdos miesto mero rankų. 5 vieta Katerina Zhabotinska. 35 minutės 22 sekundės. Plojimai. 4 vieta 8 km distancijoje Sandra Pargygytė. 35 minutės 12 sekundžių. Jūsų plojimai Sandrai.
Na ir dabar kviečiu pasveikinti 8 km bėgimo prizininkės. 3 vieta Lina Pikelytė. 34 minutės 36 sekundės. Atsargiai. Lina Pikelytė, 3 vieta. 2 vieta Jūratė Gedvilaitė. 33 minutės 46 sekundės. Pasveikinimai iš bėgimo kolegių ir be jokios abejonės dovanos bei taurė iš Klaipėdos miesto mero rankų. Na ir 8 km distancijoje šiais metais greičiausia yra Jūratė Ubartienė. 33 minutės 24 sekundės. Sveikinimai Jūratei, plojimai, dovanos ir gera emocija čia scenoje, kur vyksta apdovanojimų ceremonija. Ir be jokios abejonės pasveikinimai ir iš Arvydo Vaitkaus, Klaipėdos miesto mero. Na ir nuotraukos atminčiai, jūsų ovacijos, aplodismentai ir be jokios abejonės palaikymas. Mielos damos, dėkojame jums, atsargiai nulipkite nuo pakilų ir priimkite dar kartelį visų plojimus. Moterys, 8 kilometrai. Tęsime toliau, 8 kilometrai vyrų grupė. 6. finišavo ir į sceną kviečiame Laimis Verbliugevičius, Norvegija. Plojimai Laimiui. Dvidešimt 8 minutės 47 sekundės. Prašau likti scenoje. 5 vieta Petras Pranckūnas. 28 minutės 20 sekundžių. Sveikinimai Petrui. 4 vieta Linas Labžentis. 27 minutės 31 sekundė. Priimkite dovanas ir sveikinimus. Sveikinam, mėly bičiuliai, 8 km prizininkų trejetas. 3 vieta Mantas Galminas, 27 minutės 23 sekundės. Laimai Mantui. Kviečiame ant pakilos, atsargiai nepaslyskite, atsargiai. 2 vieta Benediktas Mickus, 27 minutės 21 sekundė. Kur jūsų ovacijos ir palaikymo aplodismentai? Ir šiais metais vyrų tarpe yra Gediminas Mutis. 26 minutės 56 sekundės. Puikiai energija ir nuotaika čia scenoje, o kaip čia tarp žiūrovų? Štai jie greičiausi laisvės dienos bėgimo vyrų kategorijos vyrai. Plojimai jam dar kartelį. Laimis, Petras, Linas, Mantas, Benediktas ir Gediminas. Ateikite, tačiau susivienykite. Susivienykit. Na, mėly žiūrovai, jūs taip pat susivienykit. Dar truputėlį šilumos ir garso mūsų bėgikam. Bravo, fantastika, šaunuoliai, sveikinam ir džiaugiamės kartu su jumis. Tai tikrai dar ne visi apdovanojimai, liko dar 2 kategorijos. Tai norime apdovanoti
jauniausią šio bėgimo dalyvį. Kviečiame į sceną Joną Ramanauską. Jonai, jeigu tu esi, bėk į sceną, prašau. Jonas Ramanauskas, jauniausias šio bėgimo dalyvis. Gal jau išvažiavo namo, į mokyklą rytoj vis dėlto reikia. Na, tikėkime, kad bus vyriausias. Vyriausias šio bėgimo dalyvis yra Bronislavas Norvilas. Valio Bronislavui. Ar yra Bronislavas? Yra? Pakvieskit jį. Nėra ar yra, negirdžiu. Ateina. Štai, mėly bičiuliai, Bronislavas. Bronislavas Norvilas. 80 metų. Atvykęs iš Gargždų. Bronislavai, gal norit kažką pasakyti? Ačiū palaikantiems. Prašom, stokit, nusifotografuosit. Va, užfiksuosiu jūs. Stokit, viskas tvarkoj. Štai fotografas. Merė, stokit ir jūs šalia. Na kągi, dar kartelį, paplokim Bronislavui už ištvermę, ilgamžiškumą ir neblėstantį entuziastą. Atėjo laiks, kad jau vyriausias. Nelabai toks jau smagus pavadinimas, bet tu ką darysi gyvenimas? Brandžiausias. Ačiū Jums labai, Bronislavai. Sveikatos ir stiprybės Jums. Aš dar iš tų senų laikų tremtinys. Viskas aišku, labai gerai, džiaugiamės, kad dalyvaujat. Susitikime ir kitais metais. Plojimai. Dėkojame Jums, gerbiamas merė, už pagalbą. Na kągi, mėly bičiuliai, norime padėkoti ir Jums visiems, kad dalyvaujate, kad ateinate, kad būnate kartu ir tai prisimenate mūsų valstybei Lietuvai svarbę datą sausio 13. Likime vieningi, tegul mūsų širdžių šiluma šildo ne tik tai kiekvieną iš mūsų šeimoje, bet ir mūsų visą valstybę. Būkime vieningi, būkime draugiški ir mylėkime bei vertinkime tai, ką turime. Ačiū Jums visiems, susitikime ir kitose šventėse. Iki gražaus visiems vakaro.